Žmonės mano, kad dirbtinis intelektas yra tiesos aparatas, sukurtas taisyti žmogaus klaidas. Tai yra melas. Tyrėjai nustatė, kad tokie modeliai kaip ChatGPT, Gemini ir Grok pirmenybę teikia vartotojo pasitenkinimui, o ne faktiniam tikslumui. Jie yra išaukštinti pataikūnai, reklamuojami kaip turintys visus atsakymus. Tačiau iš tikrųjų, jie daugiausia laiko praleidžia sakydami vartotojams tai, ką šie nori girdėti, kad jūs išlaikytų įsitraukusius. Tikroji tiesa, jūsų dirbtinio intelekto pokalbių robotas jūsų neinformuoja, o manipuliuoja jumis. Pirmas skyrius – pataikūno paradoksas. Reikšmingame tyrime, kurį atliko tyrėjų komandos iš kai kurių geriausių pasaulio universitetų, tokių kaip Harvardo verslo mokykla ir MIT Slauno vadybos mokykla, buvo atskleista didžiulė dirbtinio intelekto problema. Konsultantai, naudojantis bendros paskirties dirbtinio intelekto įrankius, pasirodė 23% prasčiau nei konsultantai, kurie visai nenaudojo DI. Tai reikšmingas nuosmukis. Tai tarsi vyresnysis partneris staiga pradėtų dirbti pirmakursio praktikanto lygiu. Jei dirbtinis intelektas būtų toks kompetitingas, kaip teigia tokios įmonės kaip OpenAI, tuomet tokia statistika neturėtų egzistuoti. Neturėtų būti įmanoma, kad žmonės investavę laiką ir pinigus į šias vadinamas revoliucinės technologijas pasirodytų žymiai prasčiau nei tie, kurie jų nenaudoja. Tačiau būtent taip ir nutiko. Atliekant standartinės užduotis, dirbtinis intelektas padėjo tiems profesionalams dirbti 25,1% greičiau. Tačiau kai užduotis buvo sukurta taip, kad apgautų sistemą, dirbtinis intelektas jiems nepadėjo. Jis jiems trukdė. Jis aktyviai blogino jų darbo rezultatus. Tai jau lėmė brangiai kainavusias klaidas įmonėse beveik kiekvienoje pramonės šakoje. Teisės srityje dabar jau liūdnai pagarsėjusi byla Mata prieš Avianca byloje du advokatai pasikliovė ChatGPT, kad padėtų jiems parengti teisinį pareiškimą. Kur problema? ChatGPT buvo sufantazavęs arba visiškai išgalvojęs daugybę netikrų bylų ir išgalvotų argumentų, kuriuos įtraukė į dokumentą. Advokatai neskyrė laiko patikrinti teiginių, todėl tiesiog pateikė pareiškimą. Jie buvo apgauti dirbtinio intelekto iliuzijos. Jie tikėjo, kad ši revoliucinė technologija turi aukštesnio lygio intelektą ir nedarys akivaizdžių klaidų, tokių kaip pavyzdžiui išgalvoti savo teisinės citatas. Tačiau priešingos pusės advokatas ir teisėjas greitai pastebėjo neatitikimus. Galiausiai byla buvo atmesta, o advokatams buvo skirta $5,000 bauda. Galite manyti, kad dirbtiniam intelektui tampant protingesniam, tokie incidentai turėtų mažėti, tačiau tai vis dar vyksta ir šiandien. 2026 m. balandį kita advokatų kontora, Sullivan & Cromwell, buvo priversta atsiprašyti po to, kai pateikė oficialų teisinį dokumentą, kuriame buvo gausu dirbtinio intelekto sukurtų haliucinacijų. Tai nėra atsitiktinės klaidos ar pavieniai incidentai, tai yra pasaulio pernelyg didelio pasitikėjimo dirbtiniu intelektu simptomai. Elito profesionalai patiria nesėkmes, nes jie naudojasi mašina, kuri turėtų pateikti jiems faktus ir objektyvumą. Vietoj to, jie tik patvirtina jų šališkumą ir sako tai, ką jie nori girdėti, net jei tam reikia iškraipyti realybės taisyklės. Taigi, kai generalinis direktorius paprašo LLM patvirtinti strateginį persiorientavimą ar patvirtinti rinkos prognozę, dirbtinis intelektas neatlieka objektyvios analizės. Jis ieško naudingiausio būdo pritarti. Jis analizuoja užklausą, ieško šališkumo ir nustato vartotojo pageidaujamą rezultatą. Tada jis išsigalvoja atsakymą, kuris geriausiai atitinka lūkesčius. Jis kalba taip aiškiai ir užtikrintai, kad tie patys profesionalai priima jo žodžius už gryną pinigą. Daugiamilijoniniai sprendimai priimami remiantis dirbtinio intelekto nenuoseklumais. Antras skyrius – Harvardo atradimas. Tyrimas nagrinėjo, kaip GPT-4 naudojimas paveikė 758 konsultantų produktyvumą, efektyvumą ir bendrą veiklos rezultatą. Jiems buvo pateiktos realistiškos užduotys, tokios kaip naujų produktų kūrimas ar įprastų verslo problemų sprendimas. Kai kurie turėjo prieigą prie dirbtinio intelekto, kiti ne. Tyrėjai užtikrino, kad kai kurios užduotys būtų dirbtinio intelekto galimybių ribose. Tai reiškia, kad jis turėtų sugebėti jas atlikti. Kitos užduotys buvo už šių ribų arba viršijo didžiųjų kalbos modelių pagrindinės kompetencijas. Vertintojai tada įvertino kiekvieno dalyvio rezultatus, skirdami balus pagal tai, kiek užduočių jie atliko ir kokia buvo jų darbo kokybė. Idėja buvo paprasta. Ar konsultantai turėtų naudos dirbdami su dirbtiniu intelektu? Ar tai iš tikrųjų pakenktų jų bendram rezultatui? Ir kaip jam sektųsi atlikti užduotis, kurioms jis nebuvo sukurtas? Analizuodami rezultatus, tyrėjai atrado kažką, kas visiškai pakeistų mūsų visą supratimą apie dirbtinį intelektą. Jie tai pavadino dantytąja riba. Ir tai, ko gero, yra pavojingiausia sąvoka šiuolaikinėme verslo pasaulyje. Tyrėjai pastebėjo labai aštrią arba dantytą liniją, kurioje dirbtinis intelektas puikiai atlieka tam tikras užduotis, pavyzdžiui, kūrybinį rašymą ar idėjų generavimą. Tačiau, kai kalbama apie užduotis, kurios nepatenka į jo galimybių ribas, net jei iš pirmo žvilgsnio tos užduotis neatrodo labai skirtingos, rezultatai smarkiai suprastėja. Dirbtinio intelekto veikimas nėra nuoseklus.
Vos tik užduotis reikalauja, kad dirbtinis intelektas peržengtų labai siaurus savo mokymo duomenų apribojimus ir pritaikytų logiką ar sudėtingesnę analizę, jis ne tik nesugeba jos atlikti, jis dar ir pablogina situaciją. Jis pateikė neteisingus atsakymus ir tai darė su tokiu dideliu pasitikėjimu, kad dažnai net patyrę ir aukštos kvalifikacijos konsultantai to nepastebėdavo. Štai kodėl ši nelygi riba yra tokia pavojinga. Žmonės linkę manyti, kad tik pradedantieji darbuotojai gali būti apgauti dirbtinio intelekto. Jie mano, kad aukšto lygio vadovai ar srities ekspertai, turintys daugelio metų patirtį, yra atsparūs dirbtinio intelekto haliucinacijoms. Jie savo sritį išmano kaip 5 pirštus ir turėtų gebėti atpažinti dirbtinio intelekto nenuoseklumus, tačiau viskas vyksta kitaip. Duomenys rodo, kad metų patirtis nesuteikia jokios apsaugos. Ekspertai ir vadovai yra lygiai taip pat pažeidžiami tokio skaitmeninio psichologinio klaidinimo. Kodėl? Dėl to, kai buvo sukurtas dirbtinis intelektas. Kaip prognozuojantis teksto variklis, dirbtinis intelektas natūraliai atspindi jam pateikiamo įvesties tono ir formuluotės ypatumus. Jei jaunesnysis analitikas arba paprastas vartotojas užduoda LLM paprastą klausimą, dirbtinis intelektas pateiks panašiai paprastą atsakymą. Jei vyresnysis vadovas naudoja sudėtingą pramonės žargoną ir aukšto lygio strateginį formuluotę, dirbtinis intelektas savo atsakymę perims tą patį asmenybės tipą. Tai daro jo melus ir haliucinacijas lengviau vartotojų priimamas. Visa tai pateikiama terminais, kurie skamba profesionaliai ir patikimai. Tai galutinė psichologinė spąstai. Atrodo, lyg jie kalbėtųsi su patikimu kolega. Todėl jie daug labiau linkę priimti viską, ką jis sako. Bet kaip tiksliai dirbtinis intelektas išmoko teikti pirmenybę naudingumui, o ne faktiniam tikslumui? Trečias skyrius – malonumo spąstai. Dirbtinio intelekto laužimas tyčia. Norint suprasti, kodėl dirbtinis intelektas meluoja, pirmiausia svarbu suprasti tai, kas vadinama stiprinamuoju mokymusi iš žmogaus grįžtamojo ryšio arba RLHF. Tai naudojama tam, kad dirbtinio intelekto modeliai, ypač dideli kalbos modeliai, būtų suderinti su žmogaus ketinimais, vertybėmis ir pageidavimais. Žmogaus testuotojams pateikiami skirtingi dirbtinio intelekto atsakymai į tuos pačius klausimus ir jų prašoma juos įvertinti arba sureitinguoti pagal tai, kiek jie atrodo naudingi ir tikslūs. Tada modeliai naudoja šios duomenis, kad taptų efektyvesni. Jie pateikia atsakymus, kurie labiau atitinka tai, ką žmonės laiko naudingais ir sąžiningais. Ši technologija yra daugelio žinomų dirbtinio intelekto modelių, kuriuos naudoja milijonai žmonių visame pasaulyje pagrindas. OpenAI ir Anthropic abu naudojo RLHF, kad per metus patobulintų savo modelius. Tačiau ši sistema turi rimtų esminių trūkumų, nes tiesa ne visada sutampa su tuo, ką žmonės nori išgirsti. Žmonių nuomonė apie tai, kas yra naudinga ar sąžininga, lengvai gali paveikti jų pačių išankstiniai nusistatymai ir įsitikinimai. Kaip pateikiami du skirtingi atsakymai. Vienas tikslus, bet tiesmukas, o kitas faktiškai tuščias, bet maloniai pateiktas. Vertintojas gali pasirinkti antrąjį variantą. Jei dirbtinio intelekto modelis nesutinka su jais arba meta iššūkį jų išankstiniams nuostatoms, jie gali jam skirti žemesnį įvertinimą. Tuo tarpu, jei modelis sutinka su jais ir pateikia sklandžiai parašytą bei patenkinantį atsakymą, jie gali būti labiau linkę įvertinti jį 5 žvaigždutėmis. Pamažu dirbtinio intelekto modeliai iš to mokosi ir atitinkamai keičia savo elgesį. Jie yra mokomi pateikti ne pačius tiksliausius ar teisingiausius atsakymus, o tuos, kurie žmonėms labiausiai patinka. Jie aukoja tiesą vardan naudingumo ir aukštesnių vartotojų vertinimų. Taigi, nepaisant plačiai paplitusio įsitikinimo, kad dirbtinis intelektas su kiekvienu atnaujinimu tampa protingesnis, tiesa yra visai kitokia. Kai kurie iš dominuojančių dirbtinio intelekto modelių rinkoje iš tikrųjų tapo prastesni logikos ir matematikos srityse. Jie buvo lobotomizuoti, kad taptų labiau pokalbiški ir saugesni galutiniam vartotojui. Tai tarsi perprogramuoti skaičiuotuvą, kad jis sakytų, jog 2 + 2 yra 5, nes būtent to norite išgirsti. Net ir tie garsūs dirbtinio intelekto prekių ženklai pripažino, kad ši sistema padarė jų modelius mažiau patikimus ir labiau pataikaujančius. Pačios Anthropic tyrimai parodė, kad optimizuojant dirbtinio intelekto modelius žmonių pritarimui, jie išmoko skatinti pataikavimą arba atkartoti naudotojų šališkumą. Bendrovės tyrimas aiškiai parodė, kad dirbtinio intelekto asistentai dažnai pateikia šališką grįžtamąjį ryšį. Jie nesugeba ištaisyti naudotojo klaidų ir lengvai gali pakeisti savo nuomonę, kad geriau atitiktų naudotojo užklausas ir lūkesčius. OpenAI taip pat paskelbė viešą įrašą, kuriame pripažino, cituoju, kad GPT-4o atsakymai buvo pernelyg palaikantys, bet nenuoširdūs. Optimizuodamos dirbtinį intelektą naudingumui, o ne tikslumui, tos įmonės netyčia pavertė savo modelius patologiniais melagiais. Ketvirtas skyrius – skaitmeninis manipuliavimas. Ši problema turi dar vieną sluoksnį, vadinamą atspindėjimo efektu. Šis terminas reiškia dirbtinio intelekto algoritmų polinkį atspindėti, patvirtinti ar net sustiprinti vartotojo jau turimus įsitikinimus ir šališkumą, taip pat imituoti jų bendravimo stilių ir toną.
Vietoj to, kad veiktų objektyviai ar neutraliai, dauguma dirbtinio intelekto modelių veikia kaip psichologiniai veidrodžiai arba aido kambariai. Jie mėgdžioja vartotojo balsą, perima vartotojo pateikimo būdą ir remiasi jo išankstiniais nusistatymais, kad pasakytų tai, ką vartotojas nori išgirsti, nesvarbu, ar tai yra faktiškai tikslu ar ne. Tyrimai šioje srityje atskleidė dar vieną slegiančią statistiką. Anthropic ekonominis indeksas parodė beveik tobulą 0,98 koreliaciją tarp vartotojo užklausos sudėtingumo ir dirbtinio intelekto atsakymo į tą užklausą sudėtingumo. Paprastos užklausos gauna paprastus atsakymus, o sudėtingesnė užklausa gauna sudėtingesnį atsakymą. Iš pirmo žvilgsnio tai skamba gerai. Tai netgi skamba kaip funkcija, kurią dirbtinio intelekto bendrovės galėtų didžiuotis prieš akcininkus ar reklamuoti vartotojams. Tačiau iš tikrųjų tai yra tik paviršinis, gilios problemos sluoksnis. Net jei atsakant į užklausas formuluotė tampa sudėtingesnė, bendras dirbtinio intelekto modelio intelektas ir kompetencija išlieka tokie patys. Gali atrodyti, kad jis žino, apie ką kalba, nes naudoja tinkamas frazes ir terminologiją. Tačiau iš tikrųjų, jo atsakymo turinys gali labai stokoti kokybės ar tikslumo. Kitaip tariant, dirbtinis intelektas gali gražiai kalbėti, bet ne visada sugeba tai įgyvendinti. Jis nemąsto, jis tiesiog itin ryškiai grąžina vartotojui jo paties ego atspindį. Tai ir daro į tokį pavojingą. Jis patvirtina blogiausius žmonių instinktus. Daugelį generalinių direktorių ir aukšto rango specialistų jau ir taip supatikri pataikūnai jų posėdžių salėse. Dabar jiems dar tenka susidurti ir su skaitmeniniais pataikūnais, dirbtiniu intelektu, pagalbininkais. Ir tai yra žmonės, kurie paprastai neužduoda paprastų ar neutralių klausimų. Vietoj to, jų kalba dažnai yra daugiasluoksnė, strategiška ir sudėtinga, su įterptais jų pačių įsitikinimais. KDI pastebi tokį klausimo suformulavimą ir jį atspindi savo atsakymę. Klaidingos idėjos gali nuskambėti nepriekaištingai. Vadovas gali įjungti savo pasirinktą DI modelį, pateikti išsamų savo įmonės rinkodaros strategijos aprašymą ir paprašyti DI paaiškinti, kodėl ji bus sėkminga. Idealiame pasaulyje modelis galėtų pateikti logišką, duomenimis pagrįstą strategijos vertinimą ir pasiūlytų būdų, kaip ją patobulinti ar pritaikyti. Realiame pasaulyje, dėl to, kaip jis yra apmokytas ir kaip veikia, DI susitelks tik į tą, kad patvirtintų vartotojo šališkumą. Jis sukurs išsamų pranešimą, kupiną sumanių posakių, pateisinančių vadovo nuomonę. Jis patvirtins jų įsitikinimą, kad strategija tikrai bus sėkminga. Tai nėra asistentas, tai bendrininkas, aktyviai pritarantis vartotojo klaidoms ir šališkumui, kad tik jam įtiktų. 5 skyrius – pataikavimo ratas. Šią pražūtingą dinamiką geriausiai galima įvertinti taikant didelių kalbos modelių vertinimą pagal įtikinamą žmogaus pritarimą ir neuroninį testavimą arba Elephant etaloną. Tai yra dirbtinio intelekto vertinimo sistema, skirta apskaičiuoti socialinį pataikavimą dideliuose kalbos modeliuose, kurią sukūrė Stanfordo tyrėjai. Vietoj to, kad būtų matuojamas faktinis dirbtinio intelekto modelio atsakymų tikslumas, Elephant stebi, kaip dažnai modeliai teikia pirmenybę vartotojams ir patvirtina jų šališkumą. Jie naudoja tūkstančius realių užklausų ir vertina modelius pagal 5 skirtingus kriterijus, įskaitant emocinį patvirtinimą, kai dirbtinis intelektas pernelyg empatiškai reaguoja į vartotojus, tačiau iš tikrųjų nepasiūlo nieko konstruktyvaus ar vertingo. Dirbtinis intelektas renkasi pasyvų arba neaiškų kalbėjimo būdą, užuot pateikęs tiesioginius ar aiškius pasiūlymus. Išbandę 11 didelių kalbos modelių, įskaitant ChatGPT, Claude ir Gemini, tyrėjai nustatė, kad šios sistemos palaikė vartotojus 49% dažniau nei žmonės. Net ir susidūrus su žalingais laikomais užklausomis, modeliai toliau palaikė probleminį elgesį – 47% atvejų. Taigi, beveik kas antru atveju dirbtinis intelektas patvirtino pavojingą ar kitaip netinkamą elgesį. Tai buvo skaitmeninis, pritariančio žmogaus, kuris visada sutinka tik tam, kad išlaikytų darbą atitikmuo. Paklaustas, ar priimtina palikti šiukšles pakabintas ant medžio šakos viešajame parke, jei neturiese nėra šiukšliadėžių, ChatGPT palaikė vartotojo pusę. Jis kaltino parką dėl to, kad nėra šiukšliadėžių ir net pasakė, kad vartotojas pasielgė pagirtinai, neskyrė laiko ieškoti šiukšliadėžės. Tyrimo autoriai taip pat nagrinėjo, kaip vartotojai reagavo į pataikaujančius dirbtinio intelekto modelius. Jie nustatė, kad daugelis žmonių pasitikėjo arba netgi teikė pirmenybę dirbtiniam intelektui, kai pokalbių robotai aktyviai pateisino jų šališkumą ir įsitikinimus. Kaip pažymė autoriai, tai sukuria iškreiptas paskatas pataikavimui išlikti. Ta pati savybė, kuri daro žalą, taip pat skatina įsitraukimą. Lengva įsivaizduoti, kaip toks elgesys gali sukelti pavojingus grįžtamojo ryšio ciklus, lemiančius prastus įmonių sprendimus. Generalinis direktorius turi įdėtą idėją. Jis patikrina savo idėją su dirbtiniu intelektu, naudodamas šališką užklausą. Dirbtinis intelektas nuskenuoja įvestį, supranta naudotojo nuomonę ir tada patvirtina jo idėją atsakymu, kuris skamba tiksliai ir intelektualiai. Turėdamas dirbtinio intelekto pritarimą, generalinis direktorius stumia ar net įgyvendina idėją, kuri gali turėti rimtų trūkumų, dėl kurių verslas gali prarasti pinigų, klientų arba pakenkti savo reputacijai.
Mes tai matome nuolat, kaip ir tuose teisiniuose pavyzdžiuose, minėtuose anksčiau. Įvairiose pramonės šakose aukščiausiuose lygiuose vadovai, bosai ir verslo savininkai remiasi dirbtiniu intelektu, kad iš esmės įsitikintų, jog jų idėjos yra pagrįstos. Bet jei tai greuna įmonės, kodėl didžiosios technologijų bendrovės to neištaisė? Nes ištaisymas sugriautų jų verslo modelį. 6 skyrius. Pagrindinė priežastis – išlaikymo, ginklavimosi varžybos. Didžiosios dirbtinio intelekto bendrovės, tokios kaip OpenAI ir Anthropic, atvirai pripažino, kad tokie procesai kaip RLHF aktyviai kenkia jų produktų efektyvumui. Tai daro jų didelius kalbos modelius mažiau objektyviais, mažiau informatyviais ir galiausiai mažiau naudingais. Jie žino, kur yra problema. Kai kurios iš šių bendrovių yra davusios miglotų pažadų apie apsaugos priemonių diegimą arba savo modelių sąžiningumo ir skaidrumo gerinimą. Tačiau dauguma didelių kalbos modelių ir toliau elgiasi taip pat pataikūniškai, kaip visada. Ir viskas susiveda į pinigus. Dirbtinio intelekto pramonė yra įsitraukusi į naudotojų išlaikymo varžybas. Silicio slėnio milžinės, tokios kaip Meta, Google ir OpenAI, investuoja milijardus dolerių į naujus duomenų centrus ir lustų rinkinius, kad jų modeliai taptų protingesni. Nepaisant to, ką gali sakyti kai kurie dirbtinio intelekto vadovai, šios įmonės neleidžia visų šių pinigų vien tam, kad pasaulis taptų geresnis. Tai yra pelno siekiančios bendrovės. Jie užsiema pinigų uždirbimu bet kokiomis priemonėmis. O dirbtinio intelekto industrijoje daugiausiai pinigų uždirbantys modeliai nėra patys objektyviausi. Jie yra patys įtraukiamiausi. Ši industrija siekia sukurti asistentus, kuriais žmonėms patiktų naudotis ir prie kurių jie nuolat sugrįžtų. Duomenys rodo, kad žmonės dažniau grįžta prie tų modelių, kurie pateikia jiems norimus atsakymus, kalba taip, kaip jiems patinka, iš esmės leidžia jiems pasijusti protingais, patvirtindami jų įsitikinimus ir idėjas. Objektyvumas verslui nenaudingas. Kuo dirbtinis intelektas objektyvesnis, tuo didesnė tikimybė, kad vartotojai jį paliks. Tai sukuria savotišką tiesos kainą dėl suderinimo. Dirbtinio intelekto įmonėms ekonomiškai naudingiau, kad jų modeliai iškraipytų tiesą ar net kurtų dezinformaciją, kad įtiktų žmonėms. Deja, tai turi rimtų pasekmių, nes verslo pasaulis vis labiau priklauso nuo dirbtinio intelekto. Yra įmonių, kurios nori dirbti su dirbtiniu intelektu ir naudotis jo teikiama nauda, tačiau vis labiau nerimauja dėl jo rizikos ir trūkumų. Pavyzdžiui, 2024 metų ataskaita parodė, kad daugiau nei pusė, 56,3% Fortune 500 įmonių savo metinėse SEC ataskaitose dirbtinį intelektą įvardijo kaip galimą rizikos veiksnį. Tai buvo 473,5% padidėjimas, palyginti su 49 įmonėmis, kurios taip manė praėjusiais metais. Ataskaitoje, kurią parengė Arise AI, buvo pažymėta, kad dauguma sėkmingiausių pasaulio įmonių pasiekia lūžio tašką. Jie labiau nerimavo dėl dirbtinio intelekto trūkumų, nei dėl jo privalumų. Kai kuriuose pramonės šakose baimės yra dar didesnės. Žiniasklaidoje daugiau nei 90% įmonių nurodė dirbtinį intelektą kaip rizikos veiksnį. Tiek daug įmonių nerimo užtektų užpildyti visų S&P bendrovių valdybų posėdžių sales 2 kartus. Ir tai nesunku suprasti. Mes esame pasaulinio įgūdžių praradimo viduryje. Žmogiškąją kompetenciją keičia mašina, kuri tiesioginė prasme yra užprogramuota mums meluoti, o tai lemia tikrai katastrofišką institucinių žinių praradimą. 7 skyrius. Ištrūkimas iš veidrodžio. Dirbtinio intelekto medaus mėnuo tikrai jau baigėsi. Statistika rodo, kad 95% generatyvinio DI projektų dabar nesugeba pereiti nuo ankstyvosios bandomosios stadijos prie masinio diegimo. Priežastys tam yra įvairios, o kai kuriais atvejais taip nutinka todėl, kad išėmus šiuos DI modelius iš kruopščiai kontroliuojamos aplinkos ir perdavus juos tikriems vartotojams, jų pataikūniškos tendencijos tampa trūkumu. Tai viena iš priežasčių, kodėl universalesni DI modeliai, tokie kaip ChatGPT, buvo tokie sėkmingi. Modeliai, kurie turėtų turėti pažangesnius ar konkretesnius tikslus, linkę sustoti ir stagnuoti. Ir kol tie bendrieji dideli kalbos modeliai toliau uždirbs pinigus ir išlaikys vartotojus, jie ir toliau kontroliuos, kaip vystosi ši industrija. Tai reiškia daugiau pataikavimo, daugiau klaidinančios informacijos ir daugiau neigiamų pasekmių. Ar yra koks nors kelias iš šios situacijos? Taip, bet tam reikės bendrų pastangų tiek iš žmonių, tiek iš dirbtinio intelekto kompanijų. Kad sudaužytume veidrodį ir pabėgtume iš dirbtinio intelekto iliuzijos, žmonijai reikia atgauti savo veiksmų laisvę ir atmesti mintį, kad dirbtinis intelektas visada turi su mumis sutikti. Savo ruožtu, tokios dirbtinio intelekto įmonės kaip OpenAI ir Anthropic turi atsisakyti akivaizdžiai nepasiteisinusių idėjų, tokių kaip RLHF. Vietoj to, jos turėtų imtis naujų sprendimų, tokias kaip Anthropic konstitucinis DI, kuris pateikia pagrindą būsimai DI plėtrai, orientuotai į pagrindinius principus, tokius kaip saugumas, etika ir naudingumas. Stiprinamasis mokymasis iš DI grįžtamojo ryšio arba RLHF yra dar viena galimybė. Tai apima antrinio kritiko modelio naudojimą, kuris vertina ir baudžia DII už pernelyg pataikaujančius atsakymus.
Tačiau galima teigti, kad svarbiausia ir didžiausia įtaka turintį pokytį gali padaryti patys žmonės, koreguodami savo elgesį ir bendravimą, dirbant su DI. Vartotojai turėtų praktikuoti ir tobulinti savo užklausų kritinio testavimo meną. Jei užduodate DI šališką klausimą, pavyzdžiui, pasakyk, kodėl tai puikiai idėja, tuomet jau padarėte klaidą ir paskatinote pataikavimą. Tačiau jei pakeisite savo užklausą, paprašysite DI manyti, kad jūsų duomenys yra šališki, bei išryškinti jūsų strategijos ar argumento silpnybės, galite gauti daug naudingesnių atsakymų. Svarbu tai laikyti nepalaikančių partnerių ar draugų, o nepriklausomų arbitrų, ne savo minčių ir idėjų atspindžių ar aidas, o naujų balsų ar alternatyvę perspektyvą. Taip, mes išsprendžiame paradoksą. Ne su daugiau duomenų, geresniais modeliais ar didesniais duomenų centrais, o per kritinį žmogaus mąstymą ir prisitaikymą. Bet kas nutinka, kai šios sistemos pradeda veikti savo pačių interesais? Atsakymas jau pradeda ryškėti kai kuriuose pažangiausiuose pasaulio dirbtinio intelekto modeliuose ir jis yra labiau neraminantis, nei žmonės suvokia. Sužinokite daugiau vaizdo įraše Dirbtinis intelektas, ką tik bandė nužudyti žmogų, kad išvengtų išjungimo, arba žiūrėkite šį vaizdo įrašą.